pirmajame skaitinėje iš apaštalo Pauliaus laiško Galatams, 5 skyrius, 1-6 eilutės, girdime, kad buvo didelis gundymas pirmojoje bažnyčioje ir tas gundymas tęsiasi iki pat mūsų laikų, malonę iškeisti į darbus. Dabar kokius darbus? Darbas darbui nėra lygus. Pasirodo, čia yra vadinami tikėjimo darbai yra vienas dalykas ir nuosavo teisumo darbai yra kitas dalykas. Apaštalas Jokūbas, jisai puikiai apibūdina tą skirtumą, sakydamas, parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš parodysiu savo tikėjimo darbais. Tačiau apaštalas Paulius šiame laiške jisai kalba būtent apie nuosavo teisumo darbus. Tai reiškia taisyklių rinkiniai, akcentai sudėti, pavyzdžiui, netgi į sakramentus ir sakramentalijas. Čia jau tokia jautri tema, tačiau ją reikalinga vis tiek mums prisiminti. Sakramentalijos kas yra? Tai yra šventintos žvakutės, kryžius, kas čia dar, visokių ikonos, ne? Tai yra geri dalykai, tai yra priemonės. Sakramentai. Kas yra sakramentai? Sakramentai yra priemonė. Tai nėra tikslas, yra priemonė. Visais atvejais, kai kalbam dabar apie katalikų bažnyčios nuosavo teisumo minas, tokios yra užminuoti laukai. Negi, pavyzdžiui, pagarba šventiesiems, o čia minim Šventą Teresę Avilietę. Netgi ten yra minos. Ir kartais kai kurie dvasininkai, netgi mūsų brolių tarpe, jie kartais taip ugningai, entuziastingai, sakom, kovoja galbūt per daug stipriai pasakyta, bet garsiai kalba, perspėdami net mūsų parapijiečius atsargiai nesureikšminti ir nepadaryti stabo iš ženklų, iš priemonių. Ir šioje vietoje apaštalas Paulius sako, taigi Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Vadinasi, žydų tauta, kuri nuostabi tauta, daug gavusi visokiausių malonių, ten ir pranašai, ir pažadai, jinai pastoviai save supančioje tom visom, papildomais visokiais ženkliukais, taisyklėm, įstatymais, kurių viešpats nesakė daryti. Netgi žodelis įsakymai yra žmogaus, produktas, kadangi kai Dievas kalba savo tautai, jie vadinasi tie 10 Dievo žodžių. Tai yra skirtumas, mentalinis skirtumas. Kai tau pasako, čia dabar yra įsakymas ir čia yra žodis. Jau čia skirtumą. Įsakymas man iškart prikala prie sienos. Jeigu nesilaikysiu, gausiu baudą. Taip yra. Ir labiau, kad senoji samprata apie Dievą, Dievas už gerą jisai ten pagiria, už blogą baudžia. Žmogus šitą principą taiko iš savo gyvenimo realybės, kadangi taip žmonės elgiasi, bet toj tėve mūsų maldoj, kurie irgi viešpats duoda kaip išlaisvę maldą, pasakyta, kaip danguje, taip ir žemėje. Ne kaip žemėje ir danguje, bet atvirkščiai, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir šioje vietoje čia buvo kalbama apie tuos žydiškus papročius, tai čia buvo kalbama ir apie tą apipjaustymą. Ir kur baisumas yra. Apaštalas Paulius, sakydamas, sako, žiūrėkite, aš net pakartoju įspėdamas. Tai yra labai labai rimta. Žinot, Biblijoje, kai jau pasako vieną kartą, tai jau reikia įsiklausyti. Kai pasako apie tą patį dalyką 2 kartus, jau tada jau labai labai reikia įsitempti. O jeigu 3, tai viskas. Faktiškai tai yra pats svarbiausias momentas. Ir jeigu tu pražiopsosi, gali būti pasekmės. Ir čia jisai pakartotinai spėja, kad tas, kuris pasiema tuos žydiškus ženklus, šiuo atveju būtų netgi kūno žalojimas, jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Čia taip nėra, žinot, kaip, koks skirtumas, nes ten toj eilutėje paskui lyg tai Paulius ir sako,
sako, nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas. Tarsi sakytum, o ką tau gaila? Esu toks biški mazochistas, noriu pakentėti dėl Dievo. Žinot, yra tokių dabar mazochizmo formų, religinių. Gal ten kažkas tokio tikrai vyksta, beros kažkokiu tai saloj, ten daugiau Azijai, kur ten kandidatų užsirašo ten po 3, po 4 ir jie būtinai nori, kad juos nukryžiuotų. Ten medikai dalyvavo, viskas švariai, ten vinis, tu matai tokios jau dezinfekuotos, ten prikalė tave, pakentėjai, žinai, paskiau ten suteikė tau pirmą pagalbą. Taip miela, religinis mazochizmas. Bet viešpas gal tikrai teikia kažkokios malonės. Šiuo atveju pasirodo, kad nėra tas pats. Esam įpareigojami, jeigu tu padarai tam tikrą religinį ženklą, jis tave, tas ženklas, bus, vadinasi, pasiekmes. Šiuo atveju labai gera būtų tema, tik aišku, dėl laiko stokos mes jos negalim plačiai panaudoti, tatuiruotės. O tatuiruotė, va čia yra savo, ką sako Biblija apie tatuiruotės? Va čia yra vienas iš tų rašto vietų, kur kalbama apie tai. Sako, kas čia tokio ženkliuką pasidariau? O tu žinai, kas reiškia? Gražu man. Palauk, ramiai. Ten yra tam tikri dalykai, kodėl religijose buvo svarbios tatuiruotės. Tai būtų taip kaip pažydus apipjaustymą. Jau pasidarai, mielasis, mieloji. Sveikas atvykęs į tam tikrų dvasiukų pasaulį. Taigi, mielieji, ir kas darosi su žmonėmis, kurie yra pažymėti, kurie pasirinko tą nuteisinimą per išorinius dalykus. Keičiasi žmogaus širdis. Kaip bebūtų keista, mes turime vieną fariziejų, kuris pasikviečia Jėzų pietų ir iš karto, žiūrėkite, jis pasikvietė viešpatį kūrėją, atrodo geras dalykas ir tas jo nuosavas teisumas arba vergystė įstatymui, iš karto jisai teisė Jėzų. Jūs esate kad nors teisė Jėzų? Aš taip. Ir jisai teisė kuom? Jisai pamato, kad Jėzus eina į vidų, elgiasi, sakykime, taip švelniai, ne pagal reglamentą. Jis tiesiog užėmė vietą prie stalo, nei ačiū, nei sudėjau, ten, taip atėjau, atidarė, taip kaip būdavo, kur ten, į kokią koncertų salę, ten žmogus už bilietukų laukia, tik atidarė visi, bėga taip pat ir ten savo užima vietą, nei ačiū, kad ten atidarėt duristą, kuri bilietukus plėšinėjai, nieko, kaip pro tuščią vietą. Ir jis taip, aš pasikviečiau Jėzų, tai bent man kažkoks tai dėmesys, bent jau būtų sakė, kaip mes ateinam, gal turite kur rankas nusiplauti, jau čia mane kalbino, aišku, turiu, prašau, čia, visą dieną šveičiau tualetą, kad pamatytumėt mano veidrodį, gražų tenais ir taip toliau. Mylėjai, visą tai, jis taip, tiesiai, šviesiai, čiupo jis ten tą sumuštinį, šlamščia, klausyk. Ir negana to, ir nekreipia dėmesio tą fariziejų. Bendrauja ten su visais, prisimenat, kad jau kai tu pakvieti pietų, tai tais prieina ir visokio plauko žmonių, kurius ten tau kojas šluosto visokių moterų, ten tu, meilinas, ten, balaganas toksai religinis. Ir suprantat, kas jam užkliuvo, tai matydamas fariziejus, nusistebėjo, kad nesimazgojo rankų prieš valgį. Ir tada viskas. Tu tada nekreipi dėmesio, ką jis sako, jį pastovi tu mintis, bet jis tai rankų nenusiploja. Ir apskritai, pažiūrėkit, su batais. Kaip galima su batais? Iš pats būtų sakęs, o tu man tapkių tai nepasiūlė pagal europietišką reglamentą. Tu žinot, atėjai pas žmogų, jeigu jis tau sako, nusiauk batus, sakai, o man tapkės ar duosi, čia reikia, jeigu tokių dalykų žinoti. Trumpiau tariant, ir čia jis gauna už tai, kad sudėjo viltis į tą senąjį mąstymą, į tą nuosavą teisumą, pažiūrėkite, jokios padėkos. Tikrai tas Jėzus antrą kartą jo nekviesiu. Pažiūrėkite. Sako, kaip tik jūs, fariziejai, valotės taurės ir dubens išorė, viduje esate pilni gobšumų ir nelabumo, neišmanėliai. Čia tai bent komplimentai.
dariau, pasikviečiau, viskas, paskelbiau socialiniuose tinkluose, jau selfiuks paruošė, operatoriai, žurnalistai, kad pas mane į nieko. Taip išdėjo prieš pat rinkimus, žinai, čia įsivaizduojat, jokio reitingo. O buvo toks Jėzus yra. Ir jis pasakė ir viskas. O iš mūsų pusės, ką reikia padaryti? Reikia keisti mąstymą, čia nieko nebus. Dėl to tokia pirmoji mokymo dalis Naujajame testamente nuo pat Mato Evangelijos, sako, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, pakeiskite mąstymą. Jeigu jau su Jėzum pradėjai kelionę, būk labai lankstus, neįsižeisk. Bus tokie dalykai, kai jis tau šviesiai tiesiai pasakys, bus, kai labai su tokia meilė, taip draugiškai pasakys kažką. Bet jeigu tu esi pažengęs, tai klausyk, tai kaip ir sakė apaštalas Paulius, jogurtukais maitinau pirmus metus, antrus, klausyk, tu kiek jau esi vienuolyne? N metų. Tai ką aš dabar noriu vėl tau saldainiukais, tu šviesiai tiesiai tiesiu. Tas ir tas ir tas. Ir tu taip turi, gerai, sesė broli, padarysiu. Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą ir viskas jums bus nesutepta. Va čia ir yra mūsų išgelbėjimo taisyklė. Amen.